Yra daug žmonių, kurie vis ieško prasmės, vis ieško savęs, vis ieško mylimos veiklos, užsiėmimo, kartais hobio, kartais net verslo, bet atrodo viduje nori. Ir nors tu ką, galva kaip užrakinta. Nėra nei minčių, nei idėjų, nei galimybių, tada mes matom aplinkiniai žmonės, mato tas galimybės, eina, veikia, daro, o aš graužiu save ir nieko negaliu padaryti, minčių galvoje nėra. Tų minčių jūsų galvoje neatsiras tol, kol jūs neeliminuosite jausmų, kurie tai blokuoja. O labiausiai blokuoja kūrybingumą, jūsų idėjas, mintis, nesaugumo jausmas, jūsų baimės, jūsų nepasitikėjimas savimi. Eliminavus šitos jausmus, 100% visada kūrybingumas, idėjos, mintys, sprendimai visada atsiranda. Nori išmokti gyvenime tai pakeisti ir pagaliau atrasti tą kūrybingumą, tas idėjas. Spausk nuorodą apačioje, prisiregistruok prie mano nemokamo internetinio seminaro, pamokysiu tave, kaip tai padaryti.